Klaipėdos uosto krantinės apgulė stintų žvejai. Nors šiemet laimikis kur kas gausesnis, žvejai sako, kad žuvų mariose kasmet vis mažėja. Per 2 valandas kelios nedidelės stintos. Toks klaipėdiečio Algirdo laimikis. Ne ką daugiau žuvų kruizinių laivų terminalo krantinėje sugavo ir kiti žvejai. Normaliai. Vieną kartą užteko pavalgyti, o dabar nežinau. Matysim, kaip bus. Vieną dieną sugavau 2 kilogramus, kitą dieną 4. Kaip išeina? Laimės dalykas. Taip. Žvejai džiaugiasi, kad tokių nesėkmingų dienų kaip ši reta. Ši žiema itin palanki stintauti nuo kranto, nes nėra didelių šalčių kaip pernai. Buvo, 100 štukų buvo. Bet dėl savęs negal? Tik tai dėl savęs. Nesvarbu žuvis, svarbu visas procesas. Čia. Valgyti yra paskui. Prašom, va. Ir tikrai neiškrauti. Praėjusią žiemą stintų buvo mažiau, nes marias anksti atraukė ledas. Žvejai su nostalgija prisimena, kokia sėkminga žvejyba būdavo prieš porą dešimtmečių. Vyrai pastebi, kad laimikis kasmet menksta. Kaip kokią dieną, bet kad, matot, žemčirbė, tuoj įjungs kasą. Pastatys terminalą dujų. Amen, marių neturėsim, žuvies ta prasme. Marios bus, bet žuvies nebus. Praeitais metais žvejodavom, dar buvo starkį, galima buvo pagauti. Retenybė. Žodžiu, kuo toliau, tuo... Kuo toliau, tuo baisin. Nei žvyno, nei uodegos, svarbu pabūti. Gamtuoj, kai bus taip. Žvejai sako žvejojantis dėl malonumo. Tačiau atvažiavusiems savo mašinomis šis malonumas nepigus. Už mašinų stovėjimą kruizinių laivų terminale tenka mokėti. Valanda kainuoja 2 litus. Už pusdienį tenka pakloti 12. Už tiek turguje būtų galima nusipirkti kilogramą stintų. Sumokėta. Prašau, kad drausmingi vairuotojai. Vakarais automobilius čia galima statyti nemokamai. Tačiau sutemus būriai žvejų čia plūsta ne dėl to. Vyrai teigia, kad naktimis laimikis būna dar gausesnis. Į pirtį varysi, žinai. Nežinau, iki 5 kol pradės temti. Draugelis mano ateis į mano vietą po lempą, žinai. Supratau.